Pastaruoju metu internete pasirodė filmukai, kuriuose rodomi eksperimentai, kaip mobiliųjų telefonų pagalba galima išvirti kiaušinį. Noriu pasakyti, kad tai yra pseudoeksperimentai, tiksliau tai yra fokusai paprasčiausi. Mobiliojo telefono pagalba išvirti kiaušinio tikrai negalima. Norėčiau Jums paaiškinti, kodėl šitai nėra įmanoma. Na, bet iš pradžių atlikime eksperimentą. Paskambinkime iš vieno telefono į kitą. Ir padėkime tarp telefonų kiaušinį. Ir palaukime. Na, štai praėjo beveik valanda. Pažiūrėsime, koksgi eksperimento rezultatas. Kiaušinis vis dar šaltas. Ir žinoma, visai neiškepęs. Kodėlgi kiaušinis neiškepė? Todėl, kad mobiliojo telefono spinduliuojama mikrobangų galia yra tiesiog per daug maža. Virtuvinės mikrobangės krosnelės spinduliuojama mikrobangų galia yra 1 kW. Mobiliojo telefono spinduliuojama mikrobangų galia yra nedidesnė kaip 2 W. Ir tik tada, kai ryšys yra blogas. Normaliuose sąlygose mobilusis telefonas spinduliuoja nedaugiau kaip 1/10 W mikrobangų galią. Žinoma, tokios galios visiškai nepakanka bent kiek pakelti kiaušinio temperatūrą.